Nakų padangysas atvažiavo. Na va, ratukas kyla po biškį. Neblogas kanijikė Storgardeno. Tai kai supratau, tik padangą pakeis ir ratas liks tas pats. Have you find something? It looks like a big old bolt went through. Oh, So- yeah. Tore it open. Okay. Nu, vienu žodžiu, va, varžtas kiaurai įėjęs. Kažkur pasigaviau tą varžtą. Čia tai nuliovą padangykę turėsiu. Galėsim saulės piešti. Ir taip lengva uždėti. Kietas tas padangos yra. Vien šons uždėtas. Tai bus antras šons. Turneris irgi galva linkčia, galvoja, eina savo, nepasisekė. Nu, ką čia žino. Geriau laiku pamatyti ir viskas sutvarkyti, negu kad kažkur kely tokia nesąmonė atsitiktų. Visa, padangėlė uždėta. Beliks tik oro pripūsti. Traktoriukai važinėjasi. Svagūnų dėžėm skirtos priekabos krauti. Bet va, oro kompresorius elektrinis, o ne dizelinis, labai tyliai dirba. Pirmą kartą matau tokį. O, padangikė jau stojusi į vietą. Toj ventiliukai suks. Nu va, ventilius įsuktas. Nu, visiškai nauja padangikė. Ratas tas pats, padangikė tik pakeitė į viso. Va. Dabar kis reikals. Visiškai nauja, nice. Tam kratą paliko, reikia pasakyti, ką pasimti. Nu va, čia išsistumė savo pribumbasus į šitą pusę. Ir okei. Your mileage for me. Yeah. Aina miležą dar užrašysim žmogui. Koks tas mano mileidžas. Na ką, padangykė pakeista. Vedam variklį. Žiūrim, kas šiandien spidometro. Tuoj prisipumpuojam oro ir šaunam. Blemba rodo, kad aš būsiu po 3:15, tik tai eina savo. Čia labai vėlai. O dar man pusvalandžio breiką reiks imti. Gerai, ką, 1,5 valandos važiuoti. Nu čia su lengva mašina 1,5 valandos važiuoti. Nu tai su fūra iki 1:40 gal. Taip, čia viską gerai rodo. Nu, o čia kažkokia avarija yra, tai nežinau. Nu, kol davažiuosiu, gal tikiuosi viskas bus okei. Vsio, hebrytė, viskas, varom. Ačiū šitiems namams, minam į kitus namus. Vienuolika, 12, 1. Nu, nežinau. Nu, reiks breiko imtis, gal tik pusę valandos tada.
Gerai, niek nesutikau, tai jau gerai. O, tai laukuose tiesiai darbuojasi, svagūnus kasa, nu. Ar sodina, dabar turbūt sodina jos. Kas ten per kamštis? Priekį nesupratau baiko. Neiššoks čia iš dešinės koksai, ne. Nieko nebuvo. Šieną šiaudus veža. Viens 9,3 solerka. Benzinas 1,7,3 liktai kiek ten buvo. Čia plytas išvartytas, nesinori ant jų užvažiuoti. Ant bordiūrų. Neužvažiavau gerai. Tai irgi gali padangas padraskyti normaliai. Tesla sudaužyta ant tai užžiedo. Čia toks judesys tų mašinų, nesuprantu. Nu jo, biški vėlai važiuoju. Va, Tesla ant tai sudaužyta, šonas nurarytas. Ir veidrodis nukaltas. Och, tu jo, papa. Žiūrėk, koks kamštis. Kas čia ir kodėl man Google'as nieko nerodo? Aik, tu mačiu. Nu tai jeigu aš ten 3 valandą te būsiu, tai aš dar man ir breiko reiks realiai. Oi. O tai ką, Google'e trafikai išjungti ir ar kas čia dabar ir nesuprantu. O čia tai prikolas, na. Nu va, būtų Mersas, būtų kits reikalas. Pastatė ant autopiloto ir pofik ir važiuoja jisai. DAF tokia bairė nepraeina. Na įlindau, iššokau staigiai. Iški ten kolegai beveik po nosim, bet posūkį jungiau anksčiau. Neturėtų būti kokių bėdų. Ką, važiuojam ant Karalienės tilto. Londons tenai, bet nelabai ten kameros matys. Nu va, čia Temzė. Štai. Laivai. Aukštokokai. Kažkaip čia reiktų į antraeilį įlysti. Vaikinė. Čia labai neatsarginis. Galiu ir nespėt sustoti. Nu ką, kol kas pjaunu pirmą eilę. Žiūrėsiu, pagal galimybę reikės rikiuotis. Queue ahead. Tiek rašo, kad eilė priekį, o lietuvaitis važiuoja, bent jau lietuviška fūra. O kiek ten lietuvaitis, dar klausimas. Okay, leidžia. Galėčiau šį trečią lys bandyti. Nu, kaip ir nieko nebuvo, bet kamštis. Nu, čia jie du matomai nusukinėja. Hebrytė, už tą čia tas kamštis ir yra toksai, aha. Panašu į tai. Nes man M20 reikia. Tai va, ten daug kas nusukinėjo matomai. Čia jau tuščia. Nu va, da prie viso gėrio ir lyt pradėjo.
Blemba žalia užsidegė, spėsia ne, ką žinai. Vis tik reikia prisistabdyti biškinės. Ale spėsiu, žinai. Normaliai. Čia man reikia iš karto į antrą eilę. Na va, ir atvažiuojam. Nu ko, varom kitą priekabą, gavau užrašę lapelio, čia priekabų nėra, sakė, tik tai kitoj pusėj. Gerai, kad šanteris šį kartą maladės, nes praeitą kartą kažkoks buvo vykęs, tai tipo ieškokis pats. Vieną pilną čia nėra, tai šiaip ne taip matau. Oi, blemba, ot darbai, ne? Prisikabinė, atvažiuoji, pasikrauni, atvežė atkabinį. Naują kabinėsi, važiuoji, pasikrauni, grįši į bazę, vėl atkabinį. Tokie tai bairiai. Įdalyt pradėjo, kas svarbiausia, nu. Все, puikiai. Ką, gerai, du timtelėjimai į priekį, 1, 2, viskas, 5 balai. Gerai, klipas užsektas, laidai yra, čia aukšta priekaba blemba gaunas, 10 ir 2, nieko sau. Taip, kas čia toliau, kojos pakeltos. Kamštis yra, padangikės puikiai, perfect. Kas čia viduj tuščia turėtų būti. Taip, viduj tuščia, 4 diržai yra gerai, puikiai. Все, pasidarom. Taip, ką reikia aukštį pasikeisti, ką aš čia dabar gavau aukštą priekabą. 10,2, tai plus 4,2, tai kas čia gaunas? 14 ir 4. Tai reikia pasižiūrėti, kas čia metrais gaunas, nes gali būti, kad kažkur tai ir metrais bus užrašyta. Nu ką, breikas padarytas, minam toliau. Dabar vėl čia man kažkaip plačiau reikės užsiimti, nes aš neišsuksiu ten toj sankraižoj. Dar tas su sunkvežimuku šito bando mane spausti. Supranti, ką man plačiau reikia? Supranti. Gerai, malutėts. Oi. Palei patį bortą. Tas Vasilas su baltu vanu nepaliko man vietos. Nori, kai iš jį kruščiau matyti, ar jis į mane čia atsiremti nori labai. Nu, važiuojasi mano linija. Tipo užsimetė, ar ką tu čia darai, nežinau. Tiek to, tokiems babaužiams reikia duoti kelią, varykis tai į priekį. Ir nesimaišyk man po kojom. Štai tas autobusas stosi kokią nors stotelę ar ne, stoja, ne? Palaukti biškutį. Praleisim tą sunkvežimį, kad nesigrūsiu jo į vieną krūvą. O su lengvykiam galim grūstis, nieko čia tokio. Prasilenksim. O, ant prakasą einu, nu, slidus jau
Biški palyjo ir slidu jau. Nors tinginio net nesu nusileidęs. Tušia priekaba nieko neprispaudžia varamosios ašies. Čia praslysta lengvai. Nu, beautiful, nice. Lietus lyja. Nu, čia angliškas bajeris, duris atsidaryti prieš fūrai atvažiuojant. Nesakau, kad vietos neužtenka, nu, bet užtenka, neužtenka. Į pakalnę per tilčiuką į vėl į kalną. Nu va, į pakalnikę, štai atvykom ir į Lintoną. Čia namukai gerai taip matosi, kaip ant skardžio pastatyti. Seni, čia iš vis senobinis pubas, šitai Bull Inn kažkoks tai. Čia vėl namukas palei pačį kelią. Žiūrėt, kad to balkoniuko nenuskinti. Nu, vaizdeliai tokie. O kaip geltonuoja, kas čia geltonuoja? Rapsai turbūt. Nu ir vėl fermų keliukais, aišku, čia keliukas dabar normalesnis žymai. Ten tai pas svogūnus būdavo baisu. Nesutika nors, o čia tai normaliai. Oi, kaip geltonuoja viskas. Šiltnamio tai belenkiek matosi per tarpą. Toli. Čia toks pastatas įdomus. Su dviem stogais pailgais tokiais. Na va ir atvykom. Tiek, viena priekaba stovi, dvi vietos laisvos. Nu puikiai, super, iš karto gerai. Statysimės. Neužmiršk duris reikia atsidaryti. Nes duris tai dabar ne šateris, kuris į viršų pasikelia, o šičia priekaba su durim, kurios iš šonus atsidaro, kaip europinė tokia pati. Oi, kaip aš iš šono nuvažiavau, tai ne, dar grįšiu. Biški Dafo veidrodžiai vėl kitokie negu Mersų, tai kaip sakant, vėl biški pagrybauju kartais, bet tai čia ne veidrodžio kameros turiu omeny. Veidrodžiai yra veidrodžiai, veidrodžiai gerai, easy peasy. Visio, gerai, nu duris atsidaryti. Pirštinėlės. Koks šitoks principas. Gerai. Gerai. Eba. Ei, kur raktai? O, raktai kišenė. Teisingai, aš raktų niekada nepalikinėjau mašiną. Na ką, dabar tvarkingai nusileidžiam į apačią. Visio, viskas, atvažiavom. Neutralkė.
išjungiam. Kur mano papirusai? Papirusai čia. Viskas gut. Vsio. Einam, nešam dokumentus ir laukiam pakrovimų. Ai, tiesa dar čia. Štai reikia ant palaukimo pasidaryti. Ja, gerai, ant palaukimo pasidarėm, popierius nešam, einam. Laukiam, kol pakraus ir minam iš čia. O, L'Orealis koks puikus paliko. Žalia dega. Nu ko, varom. Varom papirozų pasiimti. Nu ko, papirūzus gavau. Oras perfect, reikia šaldytuvą tik įsijungti ir nusistatyti, turbūt temperatūrą persistatyti. Kai žinotume to gytėm, kaip kvepia. Pasaka. Jo, svorio didelio nėra, gerai kalną traukia. Vsio, blemba, dar apie valandą 20, nu iki pusantros valandos dar važiuoti. Pusę 4, pusę 5. 5, kada aš be grįšiu, tik tai į bazę, eina savo. Gerai. Dabar svarbiausia Dabar svarbiausia Darforde, stipriai nepakipti ir viskas bus gerai. Motociklininkas raliuoja. CL2 netgi. Malalėtkas kažkokie. Ten arklius veža, už tą taip lėtai važiuoja, matyti. Ai, blemba, vilksis dabar. Jeigu pasuksi miestelio pusę, tai taip jis bus. Ach, tu blemba. Va taip tau ir skubėktų, kur tu nori ir kaip nori. Va atvažiuos toks, atsiras toksai va variantas ir viskas. Ir ką tu darysi? Nieko. Vis. Šitas irgi. Nu, puikiai. Namukas koks senobinis, labai senobinis. Bandom lenkti, mažu pavyks. Pavyko, gerai. Čia man būtinai reikia pirmą eilę užsiimti, nes kitaip tenai, kai dešinė juosta, paskui dešinė sukasi ant sankryžos ir nieks nelabai nori įleisti. Tai ten... Nu, nesugalvos čia užsimesti. Per pusantros juostos, gal ne. Nu, čia reikdavo plačiau man imtis. Tas gana tvarkingai važiuoja, aš tai dėjau. Nafik tenai. Jeigu iš šono dabar mašina važiuotų ten, ant posūkio neišsisuktum, užgnyptum. Tas vienaip važiuoja, iš biški kitaip, bet irgi užsijėmės biški plačiau. Aš tai čia dešinę juostą užsijėmu. Aš kaip ir važiuoju viena, bet antroji vietos nebelieka. Aš gaunasi taip, kad kaip gaunasi. Kaip man reikia gaunasi. Nu va, čia dabar yra ištisinė viskas, jeigu tu esi kairė juostoj, tu turėtum sukti tik į kairę. Va dėl ko visas tas pripolas, kad užsiimti dešinę juostą ir jie važiuoti, o dabar va,
Bufkeris, tai ryškiai per ištisinę pravažiavo, nes jis laik važiavo pirmą juostą. Taip, ten žalia užsidegė. Ok, čia kad ant tų geltonų kvadratų neatsistoti. Ten irgi žalia. Na, čia gerai pravažiavau, liuks. Nes vieną kartą vos ant tų geltonų kvadratų ir neatsistojau, nes priekį užsidegė raudono, o čia kažkam dar buvo žalia, pisti važiavo į sankryžą. Gerai, kad spėjau pastebėti. Ir sustojau tenai tam tarpelėje tokiam. Nebepatinka man tas furisto darbas. Turiu omeny tokio tikro furisto, vat kai Europoje dirbau, kai ryte atsikeli, sėdi, važiuoji tą savo 9 arba 10 valandų. Išsikrauni kažkur, pasikrauni, vėl važiuoji. Tai ne, čia vyro sveikatai nieko gero iš tikrųjų. Kas suprantat apie prostatą ir visą kitą. Aš va dabar. Tokios dienos kaip šiandien, tai čia karts nuo karto papuola. Na, nekompleininu, tebūnie. Bet šiaip geriausia ir taip, valandikė 2 pavažiavai, nuėjai biškį keidžus pastumdėjai. Vėl pavažiavai, breikiuką pasiėmei, pagulėjai. Va taip ir judi krūtį po biškį. O čia dabar, kai tik tai vien vairavimas, vien sėdėjimas arba pagulėjimas karts nuo karto, tai čia. Tai čia aš dar priekabą šiandien keičiau viską. O tai furistai, kai Europoje dirbau, tai ko, tai nieko nedarai iš viso, va. Ryte atsikėlė pusrytukai, atsisėda ir mini 4,5 valandos. Po 4,5 valandos breikiukas ir vėl tiek pat mini. Nu tai, nežinau, nebuvo sunkus darbas, negaliu kompleininti. Pas mane aukštis 14,4, o čia yra 15,9. Tai easy peasy. Nu, kam su lengva mašina tarp fūrų važiuoti, aš nelabai suprantu. Taigi antra eilė yra specialiai mašinom palikta. Nes antra eilė va šitam pirmam tunelį, tai gali važiuoti tik tai 7,5 tonos. Nu, tai reiškia visos lengvykės, vanai, tenai maži sunkvežimiukai. Netgi ne visi maži sunkvežimiukai, ten iki 7,5 tonos. Tai čia iš viso. O čia va Hyundai'us prieš mane važiuoja tarp fūrų. Esat matę video, kaip ten tarp 2 fūrų būna va taip ras. Tai va niekam nerekomenduoju niekada važiuoti tarp 2 fūrų. Tepkit slydės kuo greičiau, aš pats niekada nevažiuoju, nafig. Tepu slydės kuo greičiau iš tarp 2 fūrų ir viskas, ypač autostradai. Mieste dar mieste, nieko baisaus greičio nėra. Autostradai tai ne jau. Nika, lendam į tunelį. Ir ne... Prasidėjo. O kur tau low bridge? Ne low bridge. Turbūt mane dėl to ir vedė aplinkų, kai jis galvoja, kad aš čia pro low bridge važiuoju. Nu, ar to, kai tenai eina, bet normaliai. Na štai ir išlynam iš Darfordo tunelioko. O kas čia užkišt? Tiltas uždarytas. Oba. Žiūrėkit, mašinos stovi. Ir tiltas uždarytas. Ką tik uždarė tiltą. Eina savo. Kažkas nutiko ant tilto. Va, žiūrėkit, uždarė. O, Honda Civicas. Ne, jis nesudaužytas normaliai. Uždarė tiltą, eina savo. O ant tokio malonumo iš vis geriau nepapulti. Atvykom į Goodzin ofisą. Einu, nunešiu popierius, pasakys ant kokios rampos statytis ir parkuosimės ant rampos prie kabikė.
Na va, popieriukus pridaviau. 61 rampą. Važiuojam. Ir ką, vėl ta pati procedūra. Ką atsidarėm, rankinį užsitraukėm. Na, laidų taip aš niekad nepalieku, aišku. Laidus visą laiką sudedu į tam jiems skirtą vietą. Kaip man dafė nepatinka va šitą vietą, nes labai gali va laidas užsikabinti, ypač jeigu kokią saulę pjausi ir bus šakės tada. Все, viskas paliekam tvarkingai ir einam atsikabinti spyną. Šanteris jau laukia manęs, nes nori chebra eiti krautis. Nu va ir viskas. Tai va, šiaip ne taip tos darbus pabaigiau. Ir einu į ofisą, prisiduodu ir namučiaus. Na jums, chebra, jeigu jau patiko šitas vidosikas, tai pakelkit tą nykštį į viršų, parašykit komentarą, subscribinkit, dalinkite su draugais ir susitiksim kitose video. Iki.